13 ratų aplink tanką, kad prakeiksmas dingtų nors kartą. Kiek planavom, vis kažkas ne taip, bet šį kartą spaudžiam iki galo. Kaip bus tai, kas modelio, kas per upę, kas su boblinu parūkė. Niekas mūsų nestabdys, tikslas pasiektas bus šis. Ei, Varingtonai, mes jau čia. Buvo pakeliui, bet ne vienas nesuko man gal link namų. Ai, kaip pučia per pėdus.
Atvažiavam į tankų muziejų. Einam bilietų pirkti. Žiūrėsim. Šiaip teritorija didelė. Pirmas eksponatas. Vyrai daro selfius. Mark 2. Tai va šitą mes iš esmės, palauk, Markas 4 buvo Vokietijoje. Nu, aš dabar neatsimenu. Ne, Marko nematėme, teisingai ten buvo tas Mephisto, buvo AV7B. Jo, kuris šiaip labiau pasiteisino bendrai paėmus, nes vandenį aušinami Vickersai. Jo, super. Nes kaip prieš pėstininkus, tai geriau tokie buvo. Tai faktas. Nes tank betlų ten nelabai ir buvo. Ir tank betlais, reiškia, šiaip Vickersas šarvą kaldavo, skeveldros eidavo, tai iš principo reikėjo tupėti su kalčiuga ir su akiniais. Ir vis tiek kruvinas išlysdavai. Bet šiaip logiškai jie sugalvojo ir pats dizainas iš popierinės minties vat yra toks. Patranka, vikšras, vat šitas kaip ir taip. Gerai. Šitas turėjo priekiniai komponuoti į variklį, kai kurį galėdavai gauti sviedinį. Na, o šėra. Chevrolet. O, motka. Nu. Taip, puiku. Gazos mėgėjų, reiškia, mitingą vaikyti. Pats tas, ko reikia. Lanchester Mark 2. Va, čia klausyk, šitas tai geras. Nu, Vat ko reikia kiekvienam save gerbinčiam. nu, čia va, galėtum nutinėti. O kas vis tiek skustų? Bet skūstų vieną kartą tik tais. Tas nepatiko. I'm calling a cops. Ok, šing, šing. Anticipating nothing less. Vickers Armstrong E-Tank. O kelintas šitų metų, čia jau tarpukaris. Čia šitas. Komponuoti viskas kaip ir 1928. 2.8, jo, tai čia, matai, šitas jau kaip ir buvo. Vickersas. Mark 2. Medium tank. Pirmas. PZKV. Panzer 2 antrukas. Čia pilnas pavadinimas. Germanė, protintų, nes Panzer 2 tiesiog vadino, viskas neparašė. Bet taip pat čia antras, Afrika Korp, antras panceris. Tai pirmas mažesnis dar buvo, o šitų šiaip buvo daug. Ir buvo ta logika, kad vat, šarvamušis yra mažo kalibrinis greitas, plonas, bet nepasiteisinas. Su politika ir toliau šiaip visai vykęs modelis buvo. Bet šiaip vat, nesąmonė yra dvi, ta prasme, vienas prieštankinis, vienas fugasas. Ir šitas pasirodo, kad neveikia. Jo, ir perlydė į plieną, nes nepavarotliva karvė. Bet būtent bazukai atvažiavę į Prancūziją sutikė šitus, kurie reikalų ir pramušė.
Bet jau trečiukai neturėjo problemų tokių egzistencinių. Ir jo po to buvo tas greitaigis tankas Matilda. All right. Holy fuck, dude, čia nežiūrėk, einam dar čia. Ne, bet čia jau reikia žiūrėti. Mindaugai, einam 13. Kiksmas nueitų. Tigriokas. Nu, bet šitas tai yra absoliutinis monstras bet kuriuo atveju. Čia pasidarysim ir mes nuotraukų. Bet, ta prasme, liejimo technologija paprasta, jokių ten, reiškia, susicukravimų, status bortai. Va, punkšt, žiūrėk, ir tas visas, tu galėjai šiek tiek sutaupyti kampų, bet taip daug paprasčiau. Nu ir var, kad lak pramušti buvo. Na, aišku, dabartiniai, tai čia lupo kaip per sviestelį, bet... Į karo pabaigą atsirado šitie šmunityvai. Mešai. Eisim dabar būtinai nusifotografuoti dar šitame stende. Gerai, paskutinis rodas. Jo, man paskutinis eina. Tam taralalalala. Kolektyvas. 13. Pagaliau 13 radą atėjo, galėsime išeiti. Pereidinėsime prie The Matilda. Nu, tai yra kas dukrą turi Matilda, tai žinai. Sakai, Mindaugas pavadino šitą tanką vardą. Taip, o sūnaus neleido pavadinti, nes valstybinė kalbos komisija atsisakė registruoti vardą Panzerkampfwagen 4. Ne, Matilda šitam tankų simuliatorium, kurį kažkada seną žaidžiau, man buvo mėgstamiausias tankas. Toksai vidutinis. Bet nedidelis šitas visai. Reikia patikrinti faktus. Nepatvirtintai šaltinių duomenimis yra išėjęs gandas, kad šitą tanką vardu pavadinti Mindaugu. Mano žmona dar sakė, toks gražus vardas, toks kaip fėjiškas, sakau, Svenai yra žmona. Jo. Nu, fain. 50 viduj, ta prasme, ten irgi. Endless maintenance, tai pas visus buvo turbūt. Trečias Panceris. Bet trečias Panceris buvo labai vykęs tankas ir jis beje prakariavo iki karo pabaigos iš esmės. Jo, ir paskutinės modifikacijos net į šitą nepanašios, labiau panašios į Panterą. Yra ten ir šoninius bortus turėjo antikumuliacinius ir buvo labai geras.
O viršui dar, reiškia, MG34 kulkosvaidis, Hitlerio, reiškia, siuvimo mašinėlė. Big deal čia buvo. Žiūrėjau. Maybachas. O, varom? Tai varom tada. Ten jau reikia, šitą, už pinigą, kiek ten galite pabėgti. Tai palaukit, kur išėjimas? Sakė, kur išėjimas, kur kita? Sakė, apeisi visą istoriją, tada antras yra su šitais, o kur išeit, aš nežinau. O klausyk, o toj knygutėj nerašė ten? Ten, man atrodo, ant to lankstinuko, kur prisegė, ten turėjo būti kažkas. Čia tas legendinis tankas, kurį Vaizdarkūdas numušė. 34 su svastika. Čia iš Suomijos matyti. Arba trofėjinis. Rough but deadly. Not so deadly. Bet Pantera tas medium tankas, kai pasižiūri, tai far from medium. Nu, už tigrą didesnis. Nu, nedidesnis, bet nu milžiniškas. Nu, ta prasme, nu žiaurus vis tiek. Lemba. Tai tuo metu jau antras karališkas. Bet čia medium tankas, rimtai. Čia medium jisai, bet čia šiaip oficialiai tai iš techninės pusės geriausias tankas antro pasaulinio. Labai viskas su juo vykia ir gerai, bet Tai trūko Greitas. Panther 705. Bet matai, 7 kalibras mažesnis, bet dydis labai panašus. Ir kampas yra tas, kad atsparumo kampo krašto ir savikainos dalimis 7-5 labai geri buvo, o ypač vėlesnieji. Jeigu būtų turėję medžiagų, tai ten būtų reikalų buvę. Shermanas Fireflyus. Čia tas ilga patrankininkas, kuris turėjo silpnesnius šarvus, bet didesnį greitį ir galėdavo šaudyti iš didesnio nuostolio. Ir juos pirmus taikydavosi. Bet galvoju, kiek buvo. Nu, bet jo aukštis didelis, kadangi aviacinis variklis naudotas, tai į jį sunku nepataikyti, žinai. Bet šitas geras buvo. 17 pounderis. 3 colių vienu žodžiu. Šitas jau galėdavo pataikyti, pramušti ir tigrą. Ugniasvaidinis tankas. Šitas turėjo, jo, krokodilas turėjo ugniasvaidžio opciją, labai su parakiniu užtaisu išspjaunantį ugniasvaidį. Tai labai nemėgamas priešų, todėl įgula dažniausiai būdavo neįmama nelaisvė. Mind your head, mind your business and carry on, Mindaugas. Kas lysit? Reikia list. Reikia. Kažkas paliko atsigerti. Man žmogus buvo. Čia dar ir buvo. Spausk tą gazą. O čia manęs nesimuluoja, ne? Nu, tai padarysit tokią. Padarysim.
Nu va, Mindaugai, mūsų daug kartų matytas įžymusis Centurionas. Best of British. Kaip sakant, giliai pritariu. Čia Kanis tai jo kartė čia. Nu taip. Use against. Vegetation cleaning. Jie gal vis dar treniruojasi ant tų stirnų čia apylinkėse. Nu ką, kas čia? Koreja, Jom Kipūras, nepriklausomybės dienos karas. Šitas rimtas yra. Ir esmė, čia ta L7 patranka yra, kuri Britų buvo pagaminta ir tapo standartiniu viso NATO ginklu ilgiems dešimtmečiams. 105 mm dar ir dabar yra NATO standartinis šaudmuo, labai populiarus. Tiesa, dabar jau kaip antrinės patrankos ir haubicos. Bet šita graižtvuota patrankėlė lupdavo snaiperinių principų toli gražiai ir efektyviai. Kuo įsitikino, reiškia, Dolbani Kitajozai į komunistai įsitikino jo savo kailiu. Ant tą šūdo gabalą iš prasūdavo kiaurai. Ir didžiausia problema būdavo, kad prasūdavo kiaurai, o nesistodavo centre. Nes jau šis tam prasminik, šito neužkabiniko. Taip. Čia avarinis liukelis su šita dalim, bet taip, turėdavo išlysti. Šitą Daimlerį buvo įlindęs, ten apšibės. Ten žopa, jo. Tavo gesio dydžio mašina. Ne, nu bet taip, nu ta prasme, tu įsivaizduoji, kaip čia galima viduj sėdėti dviese. Jo, nu tragedija, nu. Man atrodo, kad čia turėtų būti, jo, 3 vadyla ir 2 turėtai, šaudo ir kapitanas. 3 žmonės. Kiek krių? 2? Tai vadinasi, komandyrius šaudo ir vadovauja, o vadyla, jo, 2. Feritas. Nu. Pasakų tankas. Čempionas tankas bokštelių kilimo į stratosferą olimpinėje rungtyje. Šiaip bendrai paėmus pati konfiguracija T72 ir T64 ir T80 iš paskos, jinai logiška yra. Viskas yra gerai sugalvota, yra viena kritinis bagas padarytas, kurį nurašinėjo, kad turbūt taip nedažnai atsitiks ir čia bus gerai. Fair play, jie skaičiavo. Tas, kas darė šitą tanką, žinojo, ką daro tuo metu ir žinojo, kaip eina, tiesiog buvo priimtas toksai sprendimas. Ant popieriaus įspūdingai atrodo. Ta prasme, realiai, ir tas 120... Ir per visas pratybas, čia tipo tank praryva, tipo greitai nuvažiuoti per Europą iki Lamanšo. Taip. Ir reiškia, iš principo varai ir šaudai ir kadangi pigus, greitas, paprastas, volia. Žinai, tas motoblokas išardomas, kuris turėjo būti pum-pum, o žinai, kaip gavosi. Variantas Izraelis dar ant jų kariavo. Petonas. Tai Petono išbėsda ir yra dar ir M60 iš paskos. Realiai. Ir kaip jie ten vadinasi pas izraeliečius?
Bet tai M60 pagrindų jie tą patį. Jie ten kurgi, jie kur savo darė. Jie šitų Izraelis bokštelius keitė į modernesnius, vyrintinius. Gerai, reikia ten kas ten, pirmas leopardas. Žuvo, jeigu neklystų, 1200 kareivių. Čia kur kaip ką? Pratybos sovietų. Kas tam buvo? Kyjivo daly, masinės pratybos su artilerijos, su kuo arčiau koviniam dalim, tai va tiek žuvo per pratybas. Čia yra... Lepirdis. Patranka tai ta pati. Graištvinė 105. O šitie dar Ukrainoje, kaip sakant, pakariauja. Bet tu žiūrėk patrankėlių, vat, variacijos. Kas čia šeštas yra? Kas šitas? 120, tai čia smooth borai jau. Čia? Chieftainas. Visai vykęs aparatas. Bet jau atkeliavęs per vėlai. Jo, bet Chieftainas sakė, kad tipo, ten buvo atsilikęs, kiti ant popieriaus atrodė įspūdingai, bet vėlgi praktiniuose dalyse visai vykęs tankas buvo. Jis ir pakariavo normaliai? Jo, ir tas pats Laser Pigas sakė, čia, kai čia spauda nurašinėjo, o ta prasme spėjo kodėl, nes vat, ateina kažkokių populiarių bangų, kaip ir dabar dronai sunaikins tankus. Whatever. Ne, Chieftainas tarnavo kaip prototipas šito Anjogiai bokšto, Anjogiai... Jo, ir čiopčiam tas šarvus. Tai šitas Chieftainas dar... O geriausia tai Centurionas tiesiog atvažiavo šitose Izraelio kare, kai ten buvo daug šitų T-60 ir jie tiesiog užėmė geras gynybinės pozicijas aukščiau, o T-60 vamzdžių pakelt negali. O kodėl? O todėl, kad skirti prarivai Europai iki Lamanšo, žinau. Jo, ir po to, reiškia, su T-80 kame yra problema, ten kitoks T-64 užtaisymo aparatas ir turėdavo padėti patranką į tą pačią poziciją ir grąžinti atgal. Tai spėk, ar rusai turėjo automatiką, kuri grąžina patranką atgal. Tai tu nusitaikai, prasišaudai kampą, iššauni, nusileidžia vamzdis, užtaiso tau naują ir dročink tu tada toliau iš naujo. Ne tam skirtas buvo, o Izraelis gerai, užėmė pozicijas, bokštelį ir tiesiog pamainas keitė rytinę vakarinę. Ir viršui 50 kelas Browningo. Ne, čia gal ne 50 kelas suporuotas, čia 303. Eksponatas. Taip. O čia kas? Čia jų tas lengvasis yra. Beje, šitų gavo Latvijai. Čia kur aliumininio šarvais, Skorpionas, jo. Kur Alkonafteris sakė, ten koks tai ten aliumininiai šarvai, jo. Gavo elektrošoką iš Alkono. Taip, ir iš Kėlienio į nosį gavo. Bėgo ir dergdamas rodė savo pasą, kuriame dvi skūtės pramuštas. Jo, ir jisai taip gavo, mind your head and mind your business and carry on. Vežė greitoji, o pareigūno pasisiūkas sako, tik nepersistenkite prižiūrėdami, visur išdupykos. Tai va, T-62, ne? T-62 ir čia yra jau ant jo iš 115 mm į 120 perėjo, bet weaponry ne, dar 115 patranka, o paskutiniai gavo 120, jisai buvo palenguotas, bet šiaip iš esmės tas pats T-55, pamodernintas. Šiaip vėlgi tuo metu, kai jisai išėjo,
įspūdingai geras tankas. Kas karyboje, žinoma, nežinau, tame, kas karyboje svarbiausia, keep them fed and keep them happy. Taip. Logistika laimi visada. Stack em up, boys. Čia antras, jo, sakė, Challengeris antras. Ir kompozitiniai keraminiai šopkiam šarvai iš priekinės pozicijos, jisai žiauriai stiprus ir rimtas. Ir 120 graištvinė patranka, kuri šioje karyboje nepasitaikė, bet Britai sakė fuck you all ir vienu žodžiu pavarė graištvinę. Graištvinė kaip ir šita L7 eminė, taip ir šita, tai kaip snaiperinis ginkliukas. Ir kai buvo, jisai nusileidžia netoks manevringas, o kai realiam gyvenime, ta. Tai sakau, ten buvo vienas iki diskusija, Karpininkas, ten Abramsas 70 ir trečias, kuris turi, kaip jis karyboje pasakė, kas laimės, tas lėktuvas, logistinis Galaxy, kuris iškrauna Burger King kūrą. Savo kareiviams sako, nes logistikai gali daryti nori, jeigu nėra logistikos, ten sustosi ir nieko neveikia. Nes esminis yra klausimas, ką tu su jais veiksi ir ką tu darysi. Gynybiniai daliai, kur kažkas dirba su prisišaudytų pozicijų, šitas geriau. Jeigu puolamasis veiksmas, kur manevro, tai Abramsas geriau, bet geriausiai turėti ir tu. Labai atsigų, viskas labai Taip. viskas labai priklauso nuo vietovės ir nuo fronto, kurandas. Ten viskas eina, papizdekai nereikia. Ir va parodė būtent Ukrainos karas puikiausiai, kaip kas vyksta. Scorpion tank. Mes kokį nors powerbankų ten turim kažką, ne? Aš turiu namie. Bet mes čia tipo galim dirbti šiandieną, ne? Taip. O jūs kontrūkstai? Ne, aš pamiršau pakrovėją Pakrovėjas. Meilas. Čia ką plaukiantis. Čia šitas antro pasaulinio, ne? Vickers Machine Gun 303. Ar technikas pristatyta? Jie jas turi. Turi. Čia kas kita Joza, Type 59. Sherman examples through museum. Big Bruce. Sukinėjasi dar jis, ne? Bet jisai čia replika čia. Kažkaip per lengvai. Skarbonkė. Kodėl čia modern, jeigu ne modern? Nes neturėjo kur dėti. Turi egzistencinių problemų, netelpa tankai jiems į patalpas. Gera istorija padaryta. Sužeistieji. Karas imituotas. Čia jau mirė. Geras.
Šypsosi hibridai. Atsišaudo. Bunkeriai. Tankas į apkasus atvažiuoja. Bandyti atkartot situaciją. Paulius iš tanko išlindo. Remember that the honor was Charlie. Variklis. Nu toks galimas. Valo ką tik kaliau. Lysi Mindaugai? Čia viski. Praktiškai čia premium rūmus poros valų. Susėst gali. Nu žiūrėk kaip čia erdva Nu praktiškai. šitas tai žinai, palyginus su anais, kur vos vietos atsisėst hebrai, žinai, kažką. Žmonės gyventojai. Nu tas gyvent, žinai. Tie apkasai tai man patiko. Ne, nieko. Gerai atrodo. Lee Enfield Rifle. Charge your horses across the fields. Nu čia toks jau visai klasikinis podchodas. Bet čia prancūzų buvo. Land Battleship. Bet ne, Britai. Britai. Nu čia konkrečiai tas T-35 sovietų primena, kur 4 patrankų kažkokia tai nesąmonė.
War Horse. V12 Rolls-Royce Meteoras. Sitting with chaps. Whole house. O bet čia betonas tipo? Jo, tai čia prancūzų tankelis. 35 mm patranka, šiaip labai mizerna. Samoa Greyhoundas. Panceris pirmas. Šitas tai triperis. Jo, jie jį gamino dėl to, kad tik šarvuota technika, tik tai kaip tanketė. Tai žodis tanketė tai yra, kad galėtų pažeisti gamybos taisyklės. Tankus draudžia, o tankečių ne. Taip. Žinai, kas būtų labai juokinga Fun and Games? Atsinešti sviedinį į patranką užtaisyti. Greyhound. Matilda. Cruiser. Manchester Valentine. Šito tai vat nežinau nieko apie jį. Kažkaip Britai turėjo daug modelių, pasirodo, ne visi prilipę yra. Ne, supranti, yra kitkas, kad nėra populiarizuojama filmuose taip toliau, bet pavyzdžiui, tas Afrika korpusas turi labai didelį įvairovę tankų. Jo, turėjo tikrai įspūdingą įvairovę tankų. Fiem. Jo. O italai pasirodo cheminį karą varė antro pasaulinio karo metais, kaip turi būti. Čerčilis. Savo pradinėme pavidale, bet jau dabar, nu jo, nes po to pas jos buvo jau vyrintas bokštelis didesnis.
Po to iš viso buvo toks prototipas Black Prince. Taip. Bet suprato, kad jis per daug morališkai pasenė, todėl padarė šitą Centurioną. Tai taip, šiaip savo dizainų geras, bet visi techniniai sprendimai labai seno pačio principo. Jisai jau buvo pasenęs, kai jį išleido. Jo, bet pavyzdžiui, šitame Prancūzijoje jis visai gerai pasirodė su praeinamumu, žiūriu geras. Taip. Bet jų pirmas su jak tankeriais buvo labai Jo. kas spėjo, tas pabėgo nuo tankų, bet šitas Jak Pantherį irgi nukentėjo. Vienam permušė iš vikšro, tai atsitraukė, bet padegė, o kitas sugedo pakliūti irgi sudegino, bet nepereitų į rankas. Bet čia įspūdingas aukštis šito daikto. Grantas? Nu. Čia kanadiečiai. Jo, ten amerikiečių išmislas. Žiūrėk, didelis, bet viduje tai ni fėni, ne kažką. Eik tu savo. Tai aš, blėt, aš čia net neįlipčiau. Nu, čia be variantų yra. Nu, gerai, o ten tą... Dariau, kaip tu tilptum čia į bokštelį? Atrodo aukštis 5 metrai, vat, kai atsisėdė. Aš tilpčiau. Tai prasme, įlipti jau būtų nekomfortas, bet vietoj sėdėti visai, nu, nieko. Jeigu mindintum your headą. Žiūrėkit, tas pats PZ3 pradėjo atrodo ir Nes čia kažko viduj dar trūksta. gal variklis, ne, variklis ne. Valiklis gale, bet spėju, kad ukladkės su snarėdais. Nes atrodytų, gal čia vietos yra. Nikoje čia nėra, čia ne per riebusių vietą. Visai ne per riebusių vietą, nu tai ne kažką, absoliučiai. Ir čia skaityk ganeris, vadas ir užtaisantysis. Tai 3 žmonės tokioj, va, nu čia tragedija. Taip, taip. Užtai buvo susibičiuliavę labai stipriai. Tai. Ir kai gaudavo English breakfastą, nevalgydavo pupelių, žinai, nes. Crusader. The turret. Zenitkės anti-aircraftas. Chaotiškai vaikštom, bet okei. O čia kas tokia, čia... čia priekabas. Čia kuro bakas, spėju. Arba ne, čia palauk, tasgi liepsnos vidinis tankas, tai čia turbūt... Tas ne liepsnos, tai... Neturėjęs liepsnos Crusaderis. Bakas tikėtina, kad jo. Tikėtina, kad bakas. Čia buvo irgi iškrise eksportuojamas... Jo, 60 gallų petrol for each wheel. Jo, nes šitas irgi buvo... Japan. Nu jie tai neužaugos buvo in first place. Jesus Christ, tai šitą pasižiūrė. Aš turėjau įsivaizduoti, kaip šitą daiktą mūšyje pamatė, kad turėjo pasijausti. Vėlgi atėjo karo pabaiga ir buvo bitoliai. Jo, bet tas, kas juos pamatė iš arti, tai nuo to tam nevelnių negeriau. Iš arti nelabai matė, nes šitą pabuklą viską per atstumą darė. Tu tiesiog išgirsdavai. Ajajajaj. Nu, bet absoliutinis monstras. Antras Tigeris. Ne, apie aną reikėjo ratais, bet šitą galima užėti, nes labai pavargtumėm. Tu pažiūrėkis kokio dydžio.
Ne, tai jo, čia visai kitas modelis. Čia tik vardas yra. Ir šito yra patranka specialiai gaminta jau ne kaip zenitkė įdėta, bet kaip 8.8 prieštankinis ginklas. Šito ir slėgis vamzdė daug didesnis. Čia, nepalyginamai šitas pranašesnis mūšyje. Kiek laiko? Pusę pirmos. Nu jo. Šitas močnas. Tai kad šūdinas, tai faktas čia. And I kept my tape that way through until we got to Gallagher, where I lost it. I never done 2,000 odd miles, which was pretty good, really, when you think of the tracks. Plus, they usually feel some people say some of the time. Sunaikini tiek, kokias 8 panteras. Ir realiai 8 panteros pridaužys daugiau negu vienas supermonstras. Jau Vokietija leido į pabaigą karo tokioje pačioje būklėje kaip dabar Kacepinas. Taip. Nieko nėra, pinigų nėra, sąjungininkų nėra. Nu, va tam diržytis. Tam diržytis, paskutinis superginklas, tai pavarysim tokius. Jack in the box. Great Swan. Mes į kurią pusę turime eiti? Mes iš ten atėjom. Ai, ten pėdutės. Ok. Ketvirtas Pazikas. Geriausias ir populiariausias visų laikų tankas. Galėjo toliau štampuoti ir būtų... Jo, čia kaip žinai, Battle of Britain šitą ore laimėjo Spitfire'is. Nevelnė, Hurricane'ų buvo daug daugiau ir jie darė bazinį darbą, o tai kaip buvo Tigras ir Pantera, o dirbo realiausiai šitas buvo populiariausiai, daugiausiai ir gamyklo štampavo ir čia tas jau vėlesnis ir 76, o ne 75 mm ganas. Jau virš kumuliatyviniai šitie stovi. Taip. Anšarviai visą kitą, bet jie tiek jį prišarvavo, kad netraukdavo po to pavarų dėžė. Half trackas. The Gothic Line. 40, bet tarsime, atrodo, vieni metai pokytis tik tais. Ant kiek technika keičiasi, kaip karas verčia judintis greitai. O, prašau. Nu. Sawdust. Zimeritas, ar ne? Bet ant to zimerito nusispjaut, bet aišku, kai turi vergų, gali ir klėckint. The Churchill. Čia vėlesnės, paskutinės. Lietas vis tiek klasikinis. Galvoju, bet buvo, ar tik ant šito Black Prince virintas? Jo, tik ant pašit būtent. Bet čia šitas lietas bokštas tuo metu skaitėsi kaip technikos šedevras. Nu, ta prasme, nieks neužsiminėdavo virintinę, nes būtent T72 irgi lietas yra, ta prasme, ir kompleksinis, ir su keramika. Nu, bet pasakysiu, kad Fun and Games, klausyk. Tai dar ten nais. Oi, nu, sau, ten kas laukia mūsų. Ai. Sakau, čia tai įdomia dalis.
pilna vietos, praktiškai visiškas komfortas. Nu. Krabas. Nuo vaikų. Jo, nes čia manau, kad ne vienas į balniką prasipjovęs yra. O ten jau viršui tai točnai 50 kelas, ano tai jau negali niekaip užmiršti. Josifas Stalinas. Jo. Seven Oaks. Taip. Praleidom. Aš dėl to ir sakau, kadangi mes chaotiškai vaikštom, tai tos pėdutės ne kažką čia mums padeda. Jagt panceris. Hetzeris. Šitas važiuojantis pas juos yra. O, jo. Jagt Tigeris. Čia visiškas monstras irgi. Bet mes jau šitą matėm vieną. Vokietijoje. Vokietijoje, taip. Bet čia yra monstras. Čia yra monstras. Ta prasme, nepadoriai didelis. 8,5 viso labo. Taip. Karo pabaiga viskas. Jau pradėjo leisti fantastinius projektus. Armoj, 200 Daug. mm. Man rodos, kad tiesiog gamintojai išsikešino, siūlė fantastinius projektus, kad gautų tą likutį pinigų. Mes ten buvom. Ir atitinkamai, kuo didesnė ta patrankėlė su slėgiu, tuo mažiau snariadų gali šauti. Tai... Nu ir kas čia? Antras Stalinas, taip suprantu. Ai, 85. Tai bokštelis. Bokštelis. Bet šitas šiaip geras. Šitas jau gavo kaip pizdi pirmieji, tai jau šitą jau taip daug maž darė. Jie trys pasitiko visą Čerčilių, kaip Čerčilių 14 buvo, tai jie biškai atsipalaidavo, taip toliau, o šitie atvažiavo counterinti, nes Čerčilį biškai į priekį išvažiavo, pamiršo, tai galė. Nu čia ta taip... Kai trys monstras atvažiavo, jie pridarė tiek šoro, kokius visi išsilakstė. Nu ir ką, Final Days, jau čia šitas jau primena ir modernų sprendinį. Bet jis Centurionas, taip? Jo. Church and Crocodiles. Ir pasibaigė Centurionas. Ir Centurinas yra antro pasaulinio išmislas, nors pasižiūrėjęs, kuris kariauja, visai neatrodo. Ir paskutinis Centurinas atrodo labiau netgi panašesnis į modernų tanką, tą tokį su virintiniu bokštu, o sunku patikėti, kad jis iš to prasidėjo, žinai. Conqueror. Jo, monstriukas. Monstriukas. Labai močnas šitas. Kelintais metais jos paleido. Pamping. Did you know? Jo, buvo kaip jau prieš įsą atkurti, prieš trečią įsą. Prieš trečią įsą, jo. Tai 5 metai. Šitie yra ta antro pasaulinio karo kaip ir iš šitos perspektyvos taip žiūri į artilerinę obstanovkę, nu,
iš lietų bokštelių, ta prasme, čia yra toks jau, žinai, tai, ką galėjo daugiausiai išspausti, bet šiaip įspūdingas šitas aparatas. Perfect for killing, pure and simple. No entry. Čia tikrai negalima. Taip įdomiai turėtų... Ai, ne, žinai. Iš anos pusės, ar ne? Taip. Entry. 100 liters of diesel fuel. Okay. Geras. Chieftain. Mach 3. The Challenger, pirmas Challengeris. Nu tai Centurionas antro pasaulinio karo gale atėjo, o po to atsirado Challengeris pirmas. Challengeris pirmas labai sunkus irgi didelis ir po to dar pasunkino ir padidino ir Challengeris antras jau paskutinis jų tankas. Nu, Tortoisas tai šiaip iš principo super sunkusis tankas, bet nenuėjo, aš taip suprantu, į gamybą, nes jo, The Crew, 7 žmonės. Ta prasme, was ready, 45 metais paleido tipo kaip super sunkų tanką, bet aš taip suprantu, kad nieko gero. 6 išleistas. Bet įspūdį palieka, tas toks, nu, wow. Ir tokiam kanistriukas. 20 litrų kanistriukas. Čia rezerv... Iki degalinės datrauk. Good afternoon all. Welcome to Tanks in Action. The vehicles move off, and what we've got is Daimler Dingo Scout Car, US M16 half-track with quad 50 cal. There's an FV432, that square boxy looking thing. That is an armoured personnel carrier. What the rest of the collection is actually designed to do, because it's not just tanks. Give the crews a little wave as they go past. Nothing to worry about, but if you've got anybody in your party who's a bit nervous of loud noises, do remember that. So, first up we have the Daimler Dingo Scout Car. Daimler, grand British car making company. Some very, very fine motor cars indeed, but they also produce armoured cars. They produce the Dingo, later on there's its successor, the Ferret. As you can hear, it's a relatively quiet little vehicle.
M16 half track. Half track, obviously, it's got truck wheels at the front and it's got tracks at the back. The good thing about that, APC is an armoured personnel carrier. In simple terms, that is a battle taxi. Now the whole thing here is tanks and infantry need to operate together. They have a symbiotic relationship. 432, I remember these from back in the 1980s. It's British Cold War vehicle, our equivalent of the American A113. So finally, we have a tank. For an 84-year-old vehicle, that is running pretty well. It's a tribute to our workshop team who restore and maintain very elderly vehicles. Grant's coming round again, patrolling. Can't be too careful here. These guys are pretty keeny-meeny. They are pretty... Oh, right! Behind me! He's got a bazooka! And he scored a hit on the Grant. That is one of these insurgents. Scored a hit on the Grant, not serious, but they're now dropping mortar rounds in. They've got a mortar team behind the trees there. This is a high velocity weapon dropping in to give them a bit of fire support. Now our forces are moving off. Now I don't know which army surface school they got it from, but they've got themselves a Stuart light tank. Look at that. That creature in the turret looks like Herman Goering. Loads of medals he's not entitled to. Ridiculous red berry, you had a helicopter on that. The other one's emerged. Now, what's going to happen now? He's sat up on that mound, taking a look. He's coming down, he's edging round. What's he going to do? Don't you worry about it, we'll sort these people out. Look at that. Give him a boozy passes! Tell him to get off our land! Ridiculous looking creature. Look at that, give it a big boo. See where I got this big uniform from, nothing like that, or pantomime. Right, so, don't get shot. M16 is coming up behind. Bit of firepower. Dingo commander is radioing back to the main force. And there's a bit of an on-pass. There is a standoff here. They're both sizing one another up. I think we need to bring some armour in. Now, if that's right, close enough, a single round from that 75 will send that Stuart to action. That'll be game over. Right. He scored a hit on the M16. M16 seems to have suffered with the smoke lifting up. Over on the far side of the arena, can you see, through the smoke screen, our infantry D-bus. And they are divided into two fire teams. You've got infantry section divided into fire teams, Charlie, Delta. They will start to come forward using fire movement. One fire team firing, fire support, the other fire team going forward. Grant's coming in,
angling round using the smoke screen, aiming for a shot at the skirt. Grunt is just edging round, still hold down. Bang! Look what they've done, but it looks as though that skirt has lots of smoke going. Out of the game. Doesn't look very happy about. Oh yes, white flag coming in. Right, here we need to move ourselves forward. You've still got this guy by himself in his position. He's got an automatic weapon. Yeah, machine gun. This is what we call technical. I'd say fire movement. One party going forward, the other providing covering fire. Leapfrog one another. So moving forward. When they get in close, they charge that position down. Moving forward through the smoke. And the skirt is cooking off nicely. Through two handles there. And in they go. Pietūs prie tankų. Geriausias visų laikų valgyklos dizainas. Iš tų mūsų moderniųjų tankų vienas populiariausių šitas yra. Kiek jų buvo pagaminta ten, blėt, gal 12 tūkstančių, da chuja? Ai, ne, 25. Populiariausias tankas, reiškia, tinkamas traiškyti civiliakus. Bet šitas jis toks kompaktiškas šiaip. Pati komponuotė logikos yra, kuo mažesnis dydis, kuo mažesnis, reiškia, komponuotė. Jeigu vakarų dalis būtų ir elektronika, ir apsišikimo būtų mažiau, tai šiaip... Kaip be būtų, ir ta T90, kur yra su jau bojų klatkė, su ta dalim, negali spjauti. Pakankamai, blėt, gali žalos tokie padaryti. Normaliai rusiškai technikai, apačioj pridėta popierių, nes tepalai bėga. Bėga, jo, fakt, bet čia pas daug ką bėga. Jie čia tų padonų krūvas prinaudoja. Nu kas čia, MTLB, ne? Skarbonkė. MTLB. Jokingiausia, kai ruskiai pradėjo statyti ant viršaus tas viškės visokias iš pirmo pasaulinio karo, ten su vėl nežino kokiais kalibrais. Laivyno, jo, šlamšto visas atliekas. Turret Command. Enlotai buvo tema. Labai laiku ir labai vietoje. Nu, šitas tai fainas. Bet su trečiu nenuėjo toli. Nuėjo atgal. Nes prašyko nuo 90 metų šarvinės technologijas ir dabar reikia atgimti, nesugeba pagaminti, nesugeba dydžių pagaminti, dalina dalimis. Ten, kur tas laser pigas dėliojo pristatymas, tai toks viskas hujita tokia, blėt. Nėra normalaus finansavimo, nėra normalios vadybos. Kaži, kaip. Jeigu Rheinmetalas su, reiškia, Lepirdžiu
važiuoja ir kažkas, gamyba kažkokia vyksta, tai su šituo tai panašu, kad ilgiem metam čia. Žiūrėsim. Viskas čia. You want to do it, you do actually go with it. Even that's with a lot of time out there, in telling out to soldiers, and they're going back home. Hello. Thank you. Nu. Kas ten kampe stovi? Bet ten palauk, kas ten, KV1? Ne. Vaiškė stovi. Ta prieštankinė. Jo. Ok. Visiškai. Čia, kur buvo įleistas laser pigas vaikščiot ir kur radioactive tankas yra kažkur čia pas juos kažkur. Jeigu radioactive, tai turėtų būti kažkas tai iš Kuveito karo teoriškai. Ten labiau yra, kad tie spindintys dažai radžio pridažyti. Visi tie naktinio švietimo gaudžis. Hebrai į greitį pagamino ir jį viso pasaulio special forces naudoja. Švediškas tasgi STRV. Tai va dar matau, ten prancūzas stovi, ten prancūzas pagal bokštelę tą plaukį įsisibuojantį, matai. O Lietuvoje iš miškų su metalo detektoriais detalės renka ir atkurinėja tankų savo jėgos. Bet gerai, irgi kažką surenka, ta prasme, ten lietuviai pritraukia visai nemažai. Pas aš čia challenge žiūriu, tiek, kad jie galėtų Ukrainą į detalės stokudovį. Jo. Bet kaip ir vokiečių šitam muziejui, kur buvo tie eksperimentiniai bandomieji fittingai, kur iš minkšto plieno gaminti, žinai, tai vat, muziejų tai žiauriai, vat, grinai ko reikia. Jie dar tikrai galėtų pavaryti dar ekspozicijų, kiek tik telpa.
Tu visą kelią su raktais gale važiavai? Rimtai? Ak, tu pėsi. Per Marytės plauką realiai. Šitai kelionė pirmą kartą. Matai, kuo yra privalumas Kylėsa? Jeigu dingsta raktai, man pradeda pist protą, kad nepagauna rakto, aš tada suprantu, kad sustot reikia. Man dažnai pisa protą, nes telefonas ryšį blokuoja. Achujena. Ir aš nekreipiu dėmesio ir varau toliau. Ką?